Varom! 1, 2, 3, 4, 5! Alytiškis Linas Surdokas savaitgalį sukėlė ant kojų visus socialinius tinklus, 100 000 patiktukų. Jis darė Lietuvos ar pasaulio rekordą, pats Linas papasakos. Tai Linai, tiesiog kaip jūs sugalvojote daryti prisitraukimų rekordą? Tai mintis kilo iš mano gero draugo Balio. Jisai prieš tai darė 3380 lygtis prisitraukimų ir padarė per 13,5 valandos. Tai tiesiog, ką aš norėjau padaryti, tai pagerinti jo rekordą ir pasitikrinti savo psichologinę ištvermę. Ir jūs pradėjote 9 ryto kartu su geriausiais draugais, su palaikymo komanda. Ir kiek visą tai truko? Pradėjau vienas, palaikymo komanda maždaug atėjo po 10 valandų. Ir kiek visą tai truko, tai maždaug 19-20 valandų, jei neklystu, 19 valandų ir 20 minučių visas iššūkis. Taip, ir koks tikslas to iššūkio vis tiek? Ištvermė savo, bet kažką aplinkai, vis tiek kažkokia idėja yra. Na, kai buvo daug žiūrovų ir didelė palaikymo komanda, tai buvo labai smagu motyvuoti kitus ir parodyti, kad galbūt žmogaus galva yra stipresnis dalykas negu fizinės galimybės, kad mintys yra stipriausia galia. Bet vis tiek norėjau pagrindę savo įrodyti, kad esu galbūt psichologiškai stiprus ir galiu ištverti tokius dalykus. Taip, Linai, jūs Šventojo Benedikto gimnazijoje nuskambėjot kaip matematikos šimtukininkas. Ir kiek metų jūs sportuojatės ir kiek jūs ruošiatės? Vis tiek tai, ką žiūrovai išvydo jūsų tą rekordą, tai jau buvo rezultatas, ta prasme, jūsų sporto. Kiek jūs laiko sportuojate, ruošiatės? Tai sportuoju maždaug 3 metus, kai pradėjau rimčiau sportuoti, bet šitiem prisitraukimam, kiek ruošiausi, tai nepilnai 4 mėnesius. Tiesiog anksčiau daugiau bėgiodavau, bet kai bėgau Klaipėdoje 100 km, po to šiek tiek buvo problemų su kojom, tai norėjau kažkur pakeisti savo sporto kryptį. Tai prisitraukimus nukreipiau tą dėmesį ir per tos 4 mėnesius, kaip ruošiausi, tai tiesiog padariau 17 000 prisitraukimų. Sudėjus, tai taip. Tai dabar ar tam socialiniuose tinkluose, kuomet jūs filmavot visą tą savo rekordą, buvo akcentuojama, kad tas rekordas yra neoficialus, na, kad tai yra daugiau dėl jūsų, daugiau dėl savęs. Tai kiek jūs padarėte ir ar pasiekėt kažkokį rekordą, gal šitą šiek tiek papasakokit? Tai kiek domėjausi, tai tiesiog fiksuotas Lietuvos rekordas buvo mano draugo, Balio 3400. Kiek domėjausi, kito nėra, tiek oficialiai, tiek neoficialiai užfiksuota. Tai kiek aš padariau, tai buvo 4031 per 19,5 valandos ir jeigu kažkas padarė daugiau iš Lietuvos, tai būtinai praneškit, bet kol kas tokio žmogaus nežinau. Tai kai tokia gera palaikymo komanda buvo, tai iš tikrųjų labai padėjo psichologiškai, tai dėl to vien tik tas juokas labai padėjo daryti, kai komanda pajuokina ar ką, tai smagu buvo daryti su šypsena ir sunkiausia valanda tai buvo tikriausiai 18 arba 19, kai tiesiog realiai buvo sunku rasti priežastį, dėl ko toliau daryti, nes kaip ir tas Lietuvos rekordas pagerintas. Bet ir buvo tada sunkia akimirka, bet labai gerą palaikymo komandą turėjau ir tiesiog pasakė, kad daug žmonių žiūro. Ir mes dėl tavęs čia sėdam kiek laiko, tai bent jau pagerink tą buvusį pasaulio rekordą prieš 12 metų, kuris buvo 4030. Tai va tada šiek tiek reikėjo persilaužti per save. Reikia daryti be pirštinių, ne? Negalima daryti ant turniko, ant kurio yra kažkas, sakykime, prilipdyta arba apsukta, bet galima daryti su kažkokiom pirštiniam, arba su kuo aš dariau, tai buvo tokie panašiai kaip kempinės pecai, kurie šiek tiek suminkština, bet vis tiek, aišku, jaučiasi kažkiek ir ja. Kaip tėvai reagavo? Kaip tėvai reagavo? Sūnau, velniai rautų, sveikatą susigadinsi. Na, aš minėjau jiem, kad sportuosiu šeštadienį 24 valandas, bet galvoja, juokauja. Bet kai 20 valandą negrįžau, tai kažkiek sunerimo, bet šiaip tėvai palaiko. Linai, jūs esat užkietėjęs matematikas. Matematika ir sportas. Kaip čia dėti lygybę, čia jūsų hobis, kaip tai koreliuoja? Na, matematika tiesiog užsiemu laisvą laiką, vis tiek mano prioritetai yra, sportas yra žymiai aukščiau negu matematika, bet
Jo, tiesiog matematika toksai labiau planas B, galbūt planas C gyvenime. Jeigu iš sporto ir dar kažką neišeis nieko gero, tai taip, smagu mintis tiesiog nukreipti kažkokią ramesnę aplinką ir jo. Linai, kas toliau? Kas toliau, tai aš iš tikrųjų niekada nekalbu prieš atlikdamas darbus, bet jeigu mane pafollovinsit Instagram'e, Linas Ur, tai pamatysit, kai aš atliksiu kažką vėl įspūdingą.